Šiandien bandysiu sugauti aksolotlis iš kanalizacijos. O gal ką nors dar rasime? Esame sugavę keistų dalykų iš kanalizacijų – aligatorius, gyvates, retas žuvis, tačiau aksolotlių dar nesame pagavę. Jie galbūt negyvena kanalizacijose, arba mes ieškome netinkamai. Šiandien tai patikrinsime. Mano misija prasidėjo prie upelio, kur paprastai randame šiuos aksolotilius. Sekiau jį iki kanalizacijos ir atsidūriau čia. Dabar žinome, kad čia gali gyventi aksolotliai, nes vanduo tas pats. Naudosiu tinklus ir gaudyklės, tikėdamasis pagauti viską, bet prieš tai darysime tai, ko dar nesame bandę. Mes nuleisime šią GoPro kamerą į kanalizaciją ir kas žino, ką ten rasime, nes ten iš tikrųjų gali būti bet kas. Dabar beprotiška tai, kad ši kanalizacija iš tikrųjų yra padalinta į dvi skirtingas dalis. Pirmiausia, nuleisime GoPro į šią dalį ir žiūrėsime, ką rasime. Kad matytume kanalizacijoje, reikia šviesos. Įjungsime žibintuvėlį ir nuleisime. Labai nervinuosi. Ši virvė silpna, tikėkime, nenutrūks. Pradedame įrašymą. Tiesiog nuleidžiame ją žemyn. Tai beprotiška, mes to nedarėme anksčiau. O jei pamatysime aligatorių, nenoriu vėl sugauti aligatoriaus. Štai įleidžiasi. Pažiūrėkite, ta nereali GoPro. Tai šaunu. Mes iš tikrųjų galime stebėti viską gyvai per mano telefoną čia pat. Pažiūrėkite, kokia viskas purvina. Beveik nieko nesimato, žmonės. O dieve. O pažiūrėkite! Kas tai buvo? Matėt? Ten apačioj kažkas milžiniško. Tai šaunu, nežinau kas, bet buvo labai didelis daiktas. Tikiuosi namuose matėte geriau, bet dabar žinome, kad ten yra žuvų. Toliau filmuosime su GoPro, gal rasime daugiau. Leidžiamės į gelmes, tai labai šaunu. Dabar mes iš tikrųjų galime pamatyti, kaip atrodo kanalizacijoje. O dieve, ten tiek daug šiukšlių, pažiūrėkite į tai. O, ten yra žuvis. O dieve, pažiūrėkite, ten yra žuvis. Kas tai? Kas tai? Kas tai? Kas tai? Pažiūrėkite. O dieve, pažiūrėkite, jis plaukia. O dieve, aš net neįsivaizduoju, kas tai per daiktas. Aš jį praradau. Nežinau, kuris dingo. Žmonės, aš ką tik tam pamačiau žuvį. Net neįsivaizduoju, kas tai buvo. Tai buvo taip šaunu. O, dar daugiau žuvų. Pažiūrėkite, ten yra dvi. O dieve, ne. O dieve, o džiejau, ne. Taip sunku valdyti šitą daiktą. O dieve, aš matau tiek daug žuvų. Pažiūrėkite ten. Ar tai klauninis peilis, žmonės? Pažiūrėkite į šitą daiktą. O dieve, tai taip beprotiška. Ten dar viena žuvis. Negaliu pasakyti, kas tai. Taip sunku valdyti šitą daiktą. O dieve, Helen, pažiūrėk ten. Šventas velnias, kur jis dingo? Tas daiktas turėjo kojas. Ar tai aksolotlis? Pažiūrėk jis ten. Žiūrėk į jo veidą. Tai mes. Mes tai padarėme, tai aksolotlis. Pažiūrėkite į jį ten. Aš dabar į jį žiūriu, žmonės. Mes ką tik radome aksolotlis su GoPro. Pažiūrėkite, jis ten kampe. O dieve, tai beprotiška, žmonės. Tai tiesiog apgaulė, mes dabar apgaudinėjame. Gerai, traukiame GoPro į viršų, žmonės. O dieve, ar turėtume tęsti? Tai beprotiška, gal vėl nuleisiu jį ten, žmonės. Aš krapštausi iš proto, nes mes ką tik pamatėme aksolotlį. Pažiūrėkite čia. Pažiūrėkite į tai, žmonės. Tai visiškai beprotiška. Ar jūs tai matote? Dabar mes žinome 1,000,000% kad čia yra aksolotlių. Turėjome teoriją, o dabar ji visiškai įrodyta. Dabar mums tai reikia sugalvoti, kaip juos pagauti. Ir tai tikriausiai nebus taip lengva, žmonės. Bet man dabar labai smagu su šiuo GoPro. Taigi mes vėl jį nuleisime, pažiūrėsime, ar galime pamatyti daugiau žuvų, pažiūrėkime, ką dar galime rasti. O dieve, kas čia per dalykas? Pažiūrėkite, kažkas yra ant sienos. O, kas čia buvo? O, štai dar daugiau žuvų. Nežinau, kas tai yra. O, pažiūrėkite, vėl matosi dėmėtasis peilžuvis. Žmonės, tai taip šaunu. Ten apačioje dabar tiek daug žuvų. Tačiau labai sunku valdyti, nes bandau sukioti GoPro. Ir dar žiūriu į savo telefoną, kad pamatyčiau, ką galiu rasti. O dieve, Helena! Helena, žiūrėk! O dieve mano, pažiūrėk, ar matai tai? Ne. O dieve, aš tai praradau, žmonės. Prisiekiau, ką tik pamačiau dar vieną aksolotlį. Mačiau jį gal sekundę, o tada numečiau GoPro, nes kažkaip pamiršau, kad laikiau jį pakeltą ir tada praradau, kuris buvo. Bet tikiuosi, jūs tai pamatėt. Jei taip, tai jau antras aksolotlis kanalizacijoje. Kas dedasi? Ką tik įrodėme, kad jie ten. Ir tai tik viena kanalizacijos pusė. Apačioje yra dar kita pusė. Aš greitai įkišiu GoPro ten ir pažiūrėsiu, ką galime rasti toje pusėje. Gerai, štai mūsų GoPro, žmonės. Dar nenulūžo, neprisišnekėkim. O dieve, kaip gilu. O dieve mano, ar matėte tai? O, štai jo veidas. Žiūrėkite, štai jo veidas ten. O, Oskaras, žmonės, beprotiška. O dieve. Gerai, kažkas milžiniško buvo būtent ten. Matėte tai? Gerai, manau, užteks to vamzdžio, žmonės. Ten yra kažkokių milžiniškų žuvų. Manau, tiek su GoPro, žmonės. Dabar jau tikrai žinome. Abiejose vamzdžiuose yra daug tikrai šaunių žuvų. O dabar pradedame. Pradėsime gaudyti tinklu ir pažiūrėsime, ar galime jas pagauti. Gerai, žmonės, pažiūrėkite. Turime kibirą čia pat. Čia dėsime viską, ką norėsime pasilikti. Ir turime šį milžinišką baseino graibštą čia pat.
Ir mes naudosime jį, kad nusileistume į vamzdį. Ir tikėkime, kad galėsime pagauti tas žuvis, kurias ką tik matėme. O dieve, vanduo labai drumstas. Sunku ką nors pamatyti. Ar juokauji? Vamzdyje matėme apie 10 žuvų. Sakai, nė vienos nepagavau? Kas čia? O dieve, negali būti. Pažiūrėk, ką tik pagauna Bass Fishing Productions kepurę. Ja rasite bassfishingproductions.shop. Vaikinai, turėjome tai padaryti, gerai? Mes oficialiai išleidome savo pirmąją merčą, hebra. Jūs laukėte mėnesius. Jau seniai matote mane su šia kepure ir jūs vis prašėte jos. Na, pagaliau atėjo tas laikas, vaikinai. Bet mes turime ne tik šią kepurę, turime ir daug kitų spalvų bei dizainų. Pažiūrėkite į tai, kaip šauniai atrodo. BFP, jėga. Ir dar turime rožinę. Turime ne tik kepurės, bet ir marškinėlius, džemperius, viską rasite bassfishingproductions.shop. Džiaugiuosi jūs matydamas su mūsų atributika. Ačiū. Apsilankykite ir įsigykite BFP atributikos. Grįžtame prie kanalizacijos. Nežinau, ar pavyks tai pranokti, bet bandysime. Kodėl apsimetu nustebęs? Juk mes tą pačią žuvį matėme per GoPro, bet tai yra ta pati klauninė peilžuvė, kurį matėme. O dieve, tai tiesiog beprotiška. Ar ji albinosi? Ji tikrai netrodo kaip įprasta, tiesa, ir ji turi raudonas akis. Pagavome albinosinę klauninę peilžuvę, dedame į kibirą, pažiūrėkite koks šaunus. Grįžkime į kanalizaciją ir žiūrėkime, ką dar sugavome. Pradžia puikiai. Bandysiu mesti tinklą į galinį kairį kampą, kur mačiau aksolotlį. Tikiuosi jis ten. O, plekas! Pagalvojau, kad tai jis. Pažiūrėkite, mažas plekas. Manau, matėme jį per GoPro, beprotiška. Pasiliksime jį, labai šaunus. O čia mažas saulėšeris, paleisime į kanalizaciją. Jau 2 laikome, einame toliau. Gerai, užmečiu tinklą, duokite ką nors gero. O, kažką turime? Kas čia? Mažas ešeriukas, koks mielas. Dažnai gaunu daug komentarų. Žie sako, ei, kodėl tavo vardas Bass Fishing Productions, jei net neturėjo augintinę ešerą? Tai žinote ką, manau turėtume pasilikti šį vaikiną, tiesa? Jis galėtų būti mūsų talismanas. Gerai, atrodo dabar turime augintinį ešerį. O, kas čia? Kas per velnias? Oho! Kas tai per žuvis, vaikinai? Jei žinote, parašykite komentaruose. Ji įdomi, todėl pasiliksime. Manau, tai ciklida, žiūrėkite, oranžinės spalvos. Mes jau turime 4 žuvis. Kas čia vyksta? Mes čia esam tik kokias 5 minutes. O dieve, ten taip gilu. O dieve, pažiūrėkite, tinkle yra milžiniškas astronautas. Taip, palaukite, aš pasimetęs. Mes matėme Oskarą kitame, taigi galbūt jie tikrai susijungia. Bet kokiu atveju, mes ką tik pagavome milžinišką Oskarą. Pažiūrėkite į tai. O dieve, jis nuostabus. O dieve, kas jam nutiko? Pažiūrėkite į jo žvinus. Daug žvinų jam trūksta, vaikinai. Tai nėra gerai. Nuo šiandien siekime pagauti aksolotilius, buvome pasiruošę ir bet kokiai dideliai žuviai. Sunkvežimio gale turime didelį tvenkinį, į kurį sudėsime visas pagautas didelės žuvis. Ir vėliau, šiandienos vaizdo įraše mes jį parsivešime pas mane namo. Štai, didysis. O, dieve, tas astronautas yra milžiniškas. Gerai, grįžtat gal į kanalizaciją? O, kas tai buvo? O, man atrodo, kažką pagavome. Mačiau kažką, kas tai? O, tai mėlynasis saulo žuvė. Pažiūrėkite į tai. Dar vienas mažas saulėšeris. Dar kas nors? O, pažiūrėkite čia. Taip, o dieve. Aš jau buvau pasiruošęs išpilti atgal į kanalizaciją. Pažiūrėkite į tai. Tai mažas Oskaras. Tai gali būti. O ne. Gerai, nedarykime nieko blogo. Tai galbūt to suaugusio, kurį pagavome? Jauniklis. Taip, miela. Saulėšerį paleidžiame ir tęsime. Tai turbūt reiškia, kad ten veisiasi astronautų šeima. Taigi tikiuosi galėsime pagauti dar daugiau. Gerai. Štai, turėjome kažką pagauti ten. Na, ką gavome? Pažiūrėkite tai. Gerai, Helena, pasakyk, jei pamatysi žuvį. Pasiruošusi? Tu nematai jos, tiesa? Ne. Tai tiesiog atrodo kaip pagaliukas. Mačiau, kaip jos uodega juda. Pagalvojau, palauk minutėlę. Tai ne lapas. Manau, kad tai bandžio šamas, hebra. Mes jų esame daug pagavę anksčiau. Kaip matote, jie šiek tiek panašus į pagaliuką ar kažką panašaus. Bet galiu jūs patikinti, kad tai žuvis, vaikinai. Tikrai keistai atrodanti. Taigi, mes įdėsime jį į kibirą. Pažiūrėkite į tą mažylį ten viduje. Jis toks šaunus. Atėjome į kanalizaciją dėl aksolotlių. Nors dar nesugavome ne vieno, bet matėme jį viduje. Kanalizacijoje daug įdomių žuvų, tad nesiskundžiu. Grįžkime ir bandykime pagauti daugiau. Vos neįkritau į kanalizaciją. Geriau to nedaryti. O, kažkas iššoko vidun. Kas tai? Dar vienas ešerys. Žiūrėkite, dar 2 ešeriai. Šaunu, turėsime mažą ešerių armiją, bet paleisime juos atgal į kanalizaciją. Eikite, ne jūs šiandien ieškome. Ar dar kas nors? O, pažiūrėkite. Baltas vėžys? Seniai tokio nebuvo. Tu mielas. Au, jis žnybė. Gal gali to nedaryti?
Na ką, vaikinai, mes ką tik atradome spalvotų vėžių ir kanalizacijoje. Čia yra visko, ši kanalizacija pilnutėlė. Taigi šitą vėžį tikrai pasiliksime, įdedam jį į kibirą. Gerai, pirmin, grįžtam atgal. O, geras tinklas, jaučiuosi gerai dėl šito. Na, duok man ką nors. O, matau sraigę, pažiūrėkite. Didžiulė obuolinė sraigė, štai čia. Pažiūrėk, Richardai. Prašau, prašau. Taip, taip, mums pavyko, pažiūrėkite į tai, vaikinai. O, dieve, jis nuostabus. Taigi aksolotlis. Negali būti, vaikinai, mes jį pagavome. Mes jį pamatėme su GoPro ir ką tik pagavome vieną iš kanalizacijos. Pirmasis aksolotlis kanalizacijoje. Kaip tai beprotiška. O, dieve, įdėsime tave į kibirą. Pažiūrėkite, koks jis šaunus. Įdomu, kiek jų galime pagauti šiąnakt. Mano tikslas pagauti jų kokį 100. Gerai, turėsime aksolotlių armiją. Bet mažas perspėjimas jums, vaikinai. Jūs galbūt klausėte savęs. Žinai, Bobi, tu juk nesi Meksikoje, kur gyvena aksolotliai. Tai kaip tu juos gaudai gamtoje? Iš esmės, Floridoje yra toks dalykas kaip tigrinė salamandra. Šie mažyliai tai tigrinis salamandroje jaunikliai, atrodantis kaip aksolotliai. Pažiūrėk čia, padėk aksolotlio nuotrauką šalia ir pasakyk, kad tai tas pats. Gerai, pasakyk skirtumą. Negali, šaunu. Galiausiai šie mažyliai virs salamandramis. Vieną jau turime, pažiūrėsime, kiek pagausime šį vakar. Į kibirą, drauguži. Beprotiška. O jei užmešiu tinklelį prie tunelio, ten žuvys plaukė. Žiūrėk, viena jau yra. Čia tas, kurį matėme su GoPro. Negali būti. Neturiu jokio supratimo, kas tai yra, bet seniai jis toks gražus. Manau, tai kažkokia lydeka, bet labai graži. Labai tikėjausi, kad pagausime šį gražuolį ir sužinosime, kas jis toks. Jei žinote, kokia tai žuvis, parašykite komentaruose. Parsivešime ją į mano namus, į kibirą, pirmin. Puiku, vaikinai, grįžkime į kanalizaciją ir pažiūrėkime, ką dar galime sugauti. Dar šiek tiek gaudėme, bet viskas sulėtėjo. Vanduo kanalizacijoje tapo labai drumstas, todėl pagauti daugiau žuvų tapo neįmanoma. Net nematyti, kas ten yra. Mes nepagavome daugiau žuvų. Manau, kad mūsų tinklų mėtymas išgąsdino visas žuvis ir jos pasitraukė giliau į kanalizaciją. Taigi, geras dalykas apie šią naują vietą yra tas, kad ji iš tikrųjų turi 2 dalis. Padarykime pertrauką ir antroje dalyje pamėtykime tinklą, pažiūrėkime, ką pagausime. Pakeitus vietą vėl pradėjome gaudyti žuvis. Pažiūrėk. Pažiūrėkite, koks didelis šitas Oskaras. Tikriausiai tas pats, kurį matėme su GoPro. Jis milžiniškas. Antras toks šiąnakt iš kanalizacijų. Tai beprotiška. Įdėkime jį į sunkvežimio gale esantį tvenkinį ir parsiveškime namo. Įleisime į tvenkinį, dabar turime 2 Oskarus ir mažylį. Pažiūrėkime, kas dar yra. Nagi, o dieve. Dar viena mėlyna, kas tai? Oho. O dieve, mama. Tas daiktas nuostabus, vyrai. Pažiūrėkite į tas dėmes ant jo. Tai atrodo kaip šamas. O, jis turi labai aštrius spyglius, vyrai. Tikrai kažkoks šamas. Koks? Neturiu jokio supratimo. Štai kas taip smagu žvejojant naujose vietose, lyrai. Visada pagauni kažką naujo, kažką beprotiško, ko dar niekada nesimatęs. Aš neturiu jokio supratimo, kas tai yra. Bet tai tikrai šaunu. Pažiūrėkite į kibirą su laimikiu jau dabar. Įskaitant ir aksolotlį, vyrai. Bet mes tik pradedame. Tad tęskime. Gerai, kad turiu baseino tinklelį, nes kanalizacijos gilės, kitaip negalėčiau žvejoti. Įkiškime dar vieną tinklelį. Dar neteko užmesti tinklo tame kampe. Kas per? O dieve, ar tai žuvis? Kas tai? O dieve, kas tai? Kas tai? Mes ką tik pagavome ateivį. Helen! Nesu tikra, ar tai žuvis. Tai žuvis. Pažiūrėk, ji tikrai juda. O dieve. Ji milžiniška. Pažiūrėkite tai. Ką? Tai tikrai naktinė žuvis. Pažiūrėkite, vaikinai. Gerai, turime ją įdėti į kibirą. Mes ką tik pagavome ateivį. Eina savo. Šios kanalizacijos beprotiškos. Aksolotliai. Retos žuvys, po to ateiviai. O dieve. Pažiūrėk jį. Pažiūrėk jį. Kas per velnes? Tas padaras toks kietas. Tai pats kiečiausias dalykas, kurį iki šiol pagavome. Na, jis plaukė. Neturiu jokio supratimo, kas tai yra. Mes tikrai parsivešime jį namo. Parašykite komentaruose, kas tai yra. Na dabar žinome, vaikinai, kad ten yra žuvų, apie kurias net neįsivaizduojame. Kas jos tokios? Tikros ateivių žuvys. Taigi, pirmin, vaikinai, toliau gaudysime tinklu, pažiūrėsime, ką dar galime pagauti. Netrukus pastatysime žuvų gaudyklės ir paliksime jas per naktį. Einame per lentą, tikiuosi neįkrisiu. O dieve. Tai baisu. Taip, tai tikrai baisu. Gerai, gerai, aš baigiau. O, bet mes kažką pagavome. Žiūrėk, buvo verta. Pagavome paprastą į saulėšerį. O, taip, mes jį paleisime atgal. Kas per? O, dieve, Helen, ateik. Dar vienas ateivis, pažiūrėk. Aš net nežinau, ką daryti. Fu, o dieve, tai juk žuvis. Atrodo kaip dėlė. Fu. Palauk. Taip, man atrodo, tai milžiniška dėlė ar kažkas panašaus. Fu, ne dėlė. O dieve, ji turi žiaunas, Helen, tai žuvis. Pažiūrėk į žiaunas ir akis burnoje. Ar tai plekšnė? Ką? Maniau, kad plekšnė gyvena sūriame vandenyje. Aš irgi taip maniau. O, jis turi.
O dieve, pažiūrėkite jo burną. O dieve, mano hebra, manau, kad tai plekšnėš. Gerai, aš neturiu jokio supratimo, nežinau, kas vyksta, bet matyt, mes jį pasiliksim. Mes įmesim jį į kibirą. Pažiūrėkite jį ten apačioje. Jis tiesiog prilipęs prie dugno. Vaikinai, ši kanalizacija pilna žuvų. Tęsiam ir žiūrim, ką dar pagausim. O, žiūrėkit, kažkas milžiniško. Helena, pašvies ten šviesą. Aš nematau. O, pagavau. Žuvis labai didelė ir sunki. Ar tai jaguaras? Ji didesnė už tinklą. Pažiūrėkite, kokia jį palyginus su mano ranka. Tikrai pasaulio rekordo jaguaras. Negaliu patikėti, ką laikau. Tai jaguarinis ciklidas didesnė už mano galvą. Pažiūrėkite į jos burną. Mes tikrai pasiliekam šitą. Nuostabus radinys. Mes dažnai pagaunam jaguarus, bet niekada tokių didelių. Net nežinau, kad jie užauga tokie dideli. Pažiūrėkite jį. Štai jis plaukia. Tai tiesiogin prasme viena geriausių kanalizacijų, kurioje esu žvejojęs. O. Tai buvo geras metimas. Duok man ką nors. Žiūrėk čia. Kas tai? O dieve, tai dar vienas klauninis peiliukas. Taip, jis atrodo lygiai kaip tas, kurį pagavom anksčiau. Kas čia vyksta? Gerai, manau, kad čia turi būti didelių klauninių peiliukų, kurios veisėsi, nes ką tik pagavome 2 mažylius. Tai beprotiška. Gerai, įdėsime jį į kibirą. Pažiūrėk į šitą. Kas tai? Gerai, vaikinai, mes čia gaudėme tinklu apie 15 minučių ir nepagavome nė vienos žuvies. Iki šiol pagavome nemažai, bet dabar viskas aprimsta. Taigi manau, ką darysime. Grįšime prie pirmosios kanalizacijos, dar šiek tiek pagaudysime ten. Žiūrėkite ten. Aš ką tik mačiau, kaip žuvis išniro. Žuvis vėl ten grįžo. Turėtume pagauti dar kelias ir tada, vaikinai, padėsime savo žuvų spastus. Aš taip jaudinuosi. Darykime tai. Gerai, štai ir viskas. O taip, ką turime? O, kas čia? O dieve, ešerys. Na, mes jau vieną turime, drauguži. Atsiprašau, tu nepatekai į sąrašą. O dieve. Aš to jau įkrisiu. Prašau, nekrisk. Tai baisu. Didelė rizika, didelis atlygis. Čia įdomių žuvų. Ar kas nors šiame tinkle? O, dieve mano, pažiūrėkite į tai. Apie tai aš ir kalbėjau. Didelė rizika, didelis atlygis. Dar vienas aksolotlis. Šitas didžiulis. Ei, drauguži, kaip sekasi? O, dieve, mūsų antrasis iš kanalizacijos, vaikinai. Pažiūrėkite, koks mielas šitas padarėlis. Šitas tikrai šiek tiek tamsesnis. Pažiūrėkite į juos, jie glaudžiasi vienas prie kito. Vaikinai, mes jau pagavome 2 aksolotlis iš kanalizacijos. Mūsų aksolotlių armija auga. Gerai, dabar abu juos įdėsime į kibirą. Štai jie. Judam toliau, vaikinai. Jei yra 2, žinote, kad jų bus daugiau. Jei yra 2, jų yra daugiau. Žinote? Stop. Tai tikrai labai ryšku. Na, pirmin. Kas tai buvo? Turime. O, pažiūrėk. Didelė žuvis. Kas tu? O, dieve mano. Daug žuvų. Kas tai? O, dieve mano. Ar tai perpelė? Mes jį paleisime atgal. Bet kas yra kas? Štai tas pats dalykas, kaip su GoPro prilipęs prie sienos. Tai tikriausiai ta pati žuvis, nors nežinau kas jį, bet atrodo šauniai. O, Helena, negali būti dar viena plekšnė. Žiūrėk, ji maskuojasi ant lapo. Dar viena plekšnė ir paslaptinga žuvis, vaikinai. Nežinau, kas vyksta su šiuo vamzdžiu, bet čia daug žuvų. Gerai, į kibirą ir antroji plekšnė. Ir štai čia, vaikinai, turime aeratorių. Viskas, ką reikia padaryti, tai jį įjungti. Kaip matote, jis sukuria burbuliukus viduje. Tai sukuria deguonį ir palaiko šią žuvis reikas. O, vos vėl nenukritau. Čia tikrai pavojinga, vaikinai. O, dieve mano. Kas čia? O, velnes. O, tai plekas. Tai milžiniškas plekas. Ką tu veiki mano tinkle, bičiuli? Pažiūrėk, koks jis didelis. Jeigu prisimenate, šio vaizdo įrašo pradžioje mes pagavome mažą pleko, o šis gali būti jo tėvas arba motina. Tai tikrai šaunu. Wow, pažiūrėkite į šio raštus. Šis tikrai gražus, bet tai tiesiog paprastas pleko. Taigi mes paleisime jį atgal į kanalizaciją, bet tai tikrai šaunu. Gerai, iki bičiuli. Jis plaukia. Patikrinau tinklą ir radau kažką beprotiško. Filmuoji? Oho, čia krabas su oranžinėmis žnyplėmis. Šaunu. Vaikinai, tai tas pats tinklas, kuriuo sugavome pleką. Aš įtikrinau, kad nieko nepraleistume ir ką tik sugavome šį mažą krabą. Kas vyksta? Vaikinai, mes iš šios kanalizacijos tiek visko beprotiško pagavome. Pažiūrėkite į jį. Jis tiesiog ropoja per mano pirštą. O, jis toks mielas. Turime jį pasilikti. O dieve, aš jį taip myliu. Helen, pažiūrėk, ten dar kažkas yra. Kažkas juda. Lapai judėjo. O, štai ten. Dar vienas. Mes ką tik pagavome 2. O šitas atrodo kitaip. Au, jis mane žnybė. Gerai, šitas turi nusiraminti. Liaukis. Manau, jie skirtingi. Vienas turi oranžinę žnyplės, kitas ne. Gerai, vaikinai, būkite laisvi kibire. O dieve. O dieve. Matei tai? Aš beveik vėl užuodžiu. O ne. Kažkas ką tik praplėšė skylę. O velnes. Pažiūrėk į tai.
Kažkas praplėšė skylę tinkle, bet vis tiek kažką pagavome. Kas tai? Au, paleis. Pažiūrėk į jo akis. Atrodo beprotiškai. Neturiu jokio supratimo, kokia tai šamų rūšis, bet manau, kad jis ką tik praplėšė milžinišką skylę mūsų tinkle. Pažiūrėk į tai, pažiūrėk į tai. Aš galėčiau tiesiog visą savo ranką perkišti pro tą skylę. Na, panašu, kad daugiau negalėsime žvejoti su tinklų kanalizacijoje, nes mūsų tinklas dabar nebetinkamas naudoti. Ir tai vienintelis tinklas, kurį turime, kuris yra pakankamai ilgas, kad pasiektume ten. Taigi dabar tiesiog įdėsime šitą vaikiną į kibirą. Tada užmesime masalą į savo žuvų gaudyklės ir paliksime ją čia per naktį. Tikimės, kad tokiu būdu pagausime daug žuvų. Pažiūrėk, turime abi savo žuvų gaudyklės, kurias naudosime šį vakarą. Po vieną kiekvienai kanalizacijai. Turime žalėje ir dar vieną gaudyklę. Praeisime vaizdą įrašę tokią pačią gaudyklę kanalizacijoje nusinešė aligatorius. Bet tikėkime, kad šį kartą taip nebus. Čia masalas, po tilapijos gabalėlį kiekvienai gaudykliai. Gerai, uždėkime masalą ir nuleiskime gaudyklės į kanalizaciją. Štai tai, žalioji gaudyklė jau su masalu, štai taip, ir štai vaikinai juodoji gaudyklė taip pat su masalu. Gerai, štai ir viskas, tikėkime, kad ši virvė pakankamai ilga, nuleiskime ją žemyn, štai ji leidžiasi. Pririšame gaudyklę prie kanalizacijos grotelės, kad ji nepasišalintų ir nei vienas aligatorius jos nenuneštų. Čia antroji žuvų gaudyklė. Dabar nuleisime ją į antrąją kanalizaciją. Tikėkime, kad ši virvė pakankamai ilga. O taip. Gerai, štai ji leidžiasi. Virvė pakankamai ilga. Gerai, štai ji leidžiasi. Na, čia šiek tiek pavojinga čia. O dieve. Gerai, viskas gerai. Na vaikinai, šis vaizdo įrašas iki šiol buvo beprotiškas. Jau pagavome 2 aksolotlius, kas ir buvo šiandienos tikslas. Taip pat pagavome daugybę kitų beprotiškų žuvų ir kitų padarų. Ir visus juos turime štai šiame kibire. Dabar grįšime į mano namus ir perkelsime juos į mano kiemo tvenkinius bei akvariumus. O vėliau šį vakarą sugrįšime prie kanalizacijos, patikrinsime šias žuvų gaudyklės ir tikėkimės būsime pagadę ką nors beprotiško. Taigi pasimatysime mano namuose. Gerai, vaikinai, grįžome į mano namus su visomis pagautomis žuvimis. Pradedame prie mamos tiki stiliaus akvariumo, kurios seniai nematėte. Manau, laikas naujom žuvims. Pirmasis, mažas paslaptingas šamukas. Dabar įleisime jį į akvariumą. Pala. Tai aukštyn pilvu plaukiantis šamas. Manau, kad tai jis. Labai šauna. Turime dar vieną paslaptingą šamą, kurį dabar įleisime. Ir paskutinė žuvis, kurią įleisime į šį akvariumą, yra šitas vaikinas. Mažytė paslaptinga žuvelė. Štai, jis jau plaukia. Iki drauguži. Tiesiai šalia aukštyn pilvu plaukiančio šamo. Ir kol esame čia, turime dar šitą vaikiną. Kažkoks ciklidas. Nežinau, kas jis, bet įleidžiame jį į ciklidų tvenkinį. Pažiūrėkite, pagavome dar vieną baltą vėžį po ilgos pertraukos. Žinote, ką tai reiškia? Dabar jis keliauja į vėžių žaidimo aikštelę. Kaip matote, vėžio aikštelėje dabar pilna gupijų. Jų tūkstančiai. Maisto šiam vaikinui tikrai pakaks. Štai mažylį. Jis atrodo puikiai. Pagavome keistų ateivių žuvų ir paleidome jas į paslapčių tvenkinį. O dieve, pažiūrėkite į tai. Ką jis daro? Į paslapčių tvenkinį įleidome kelias žuvis, į žuvų kambarį lydekinį ciklidą. Taip pat turime 2 pagautus aksolotlius, kuriuos dabar įleisime į mini tvenkinį. Šis tvenkinys paprastai yra vieta, kur laikome aksolotlius. Kaip matote, dabar jų čia nėra. Tai reiškia, kad jie pavirto salamandromis. Taigi dabar toj pat įleisime šiuos vaikinus čia. Pažiūrėkite į juos. Jie glaudžiasi vienas prie kito. Štai vaikinai. Eikite, užaukite dideli ir stiprus ir pavirskite salamandromis. Na, vaikinai, tai buvo beveik visos žuvis, kurias iki šiol pagavome. Tačiau turime dar 4. Turime 2 mažas plekšnes ir 2 krabus. Ir aš turiu jiems puikią vietą. Vietą abiem. Mano kambaryje yra mažas nano akvariumas. Plekšnės gali slėpti smėlyje, o maži krabai lipa ant šakų ir akmenų. Tai puikiai buveinė abiem, jie čia atrodys nuostabiai. 3, 2, 1. O dieve, tai nuostabu! Eina savo kaip kieta. Žiūrėkite, vienas čia, kitas ten. O čia abu mūsų krabai. Turime šį su raudonomis žnyplėmis ir kitą su daug dėmelių. Jie keliauja į akvariumą. Tai taip kieta. Gerai, vaikinai. Tai visi keisti padarai ir žuvis, kuriuos pagavome. Tačiau abi mūsų gaudyklės liks kanalizacijoje per naktį. Pasimatysime vėliau, kai tikrinsime gaudyklės. Praėjo 4 valandos nuo jų pastatymo, grįžome prie kanalizacijos pažiūrėti laimikio. Labai jaudinuosi. Jos marinuojasi visą naktį. Pirmyn. Pradėsime nuo šios gaudyklės čia. Turime švarų kibirą su švariu vandeniu. Gerai, traukiame mūsų žuvų gaudyklę. O dieve, žiūrėk, prieik arčiau. Ten yra žuvų. Oi, kokia sunki. Šioje gaudyklėje turime tiek daug žuvų, vaikinai, pažiūrėkite į tai. O dieve, žiūrėk, čia yra puslė žuvė. Oho, kas čia? Čia yra milžiniška žuvis. Gerai, turime skubėti, vaikinai, mes čia pagavome tiek daug žuvų.
Pradėsiu nuo didžiausios žuvies, nes ji dabar šiek tiek įstribusi. Manau, kad niekada gyvenime nesu matęs tokios žuvies. Ką? Bet tai tikrai šaunu. Gerai, tikrai laikysime ją kibire. Eik, o taip. Aksolotlių armija didėja, bičiuli. Jau trečias šį vakarą šitas įdomus. Taip, dar vienas. Jau 4 aksolotliai. Kas vyksta? Tai rekordas, vaikinai. Turime ir krūvą įprastų dalykų. Daug tilapijų. Šitų tikrai nenorime, tad mes juos paleisime atgal. Bet pažiūrėkite į tai. Turime mažų puslėžuvių. Na, sakau mažų, bet jie iš tikrųjų milžiniški. Pažiūrėkite, koks dydis. Tai tikrai šaunu. Įdėsime jį į kibirą. O dieve, dar viena puslėžuvė. Bet kas čia šalia jos? Neturiu jokio supratimo. Šitas šiek tiek tamsesnis. Dar viena puslėžuvė. O, dar vienas klauninis peilis. O dieve, jie tiesiog vis atsiranda iš niekur. Gerai, čia kažkas yra. Pažiūrėkite į šitą daiktą. Šiek tiek bijau jį liesti. Kas tai? Fu, o dieve, jis toks minkštas. Fu. Kas čia per velnės? Tai tiesiog kaip gumulas. O dieve, jis juda. Palauk, jis šiek tiek panašus į puslėžuvę. Jis atrodo kaip stora plekšnė. Jis primena storą plekšnę. Vaikinai, nežinau kas tai. Panašu į puslėžuvę ar plekšnę, bet nežinau. Parašykite komentaruose, jei žinote. Kas tai per daiktas? Neturiu supratimo, bet įdėsime į kibirą. Kitos žuvis, vaikinai, primena tilapijas. Jų nenorime, tad paleisime atgal į kanalizaciją ir tikrinsime antrą gaudyklę. Pirmoji buvo sėkminga. Pažiūrėkite į tą paslaptingą padarą. Dabar, kai geriau matau, tai tikrai kažkokia pūstuvė. Turime šitą milžinišką paslaptingą žuvį čia. Neturiu jokio supratimo, kas tai yra. Vaikinai, šita kanalizacija pilna žuvų, kurių dar niekada nesame pagadę. Eikime pažiūrėti, ką pagavome antroje gaudyklėje. Kur virvė? Jos nebėra. O dieve, palaukit, duokit paimti tinklą. Virvė nutrūko ar panašiai? Gaudyklė dar ten? Jei jie būtų pasiėmęs kitas aligatorius, būtų beprotiška. O, štai ji. Štai, na, pirmin, įlipk į tinklą. O, dieve mano, pavyko. O, tuo iškris. O, dieve mano, ar ką nors pagavome? Oho. Pažiūrėkit į visas šias žuvis, vaikinai. Taip, dar daugiau aksolotlių. Negali būti. Gerai, atidarom šią gaudyklę, štai taip. Dar viena peilio žuvė čia, dar vienas mažas klauniukas. Turim mažą tilapiją, paleisim jį atgal. Pažiūrėkit į tai. Turim kažkokį mažą šamą ten viduje. Jis tikrai kietas, pažiūrėkit į jo raštus. Labai gražu. Nežinau, kas tai. Turim dar vieną tilapiją. O, pažiūrėkit į šitą. Šitas toks mažytis. Tai mažas aksolotliukas. Toks mielas, pasiliksim jį. Žiūrėk, dar vieną turim. Šitas šiek tiek didesnis. Pažiūrėk, kokie šaunūs šie vaikinai. O, kas yra, bičiuli? O, dieve mano, tai daugiatelekis. Ką? Mes retai pagauname daugialekius. Jie iš tikrųjų gana reti. Ir šitas yra tikras milžinas. Pažiūrėkit tai. Nežinau, kokias jis rūšies, bet tai tikrai daugiapelekis. Prieš istorinis dinozauras, vaikinai. Pasiliksim jį. Turim dar kelias žuvis. O, dieve, dar vienas klounas. Rekordas klaunams, pagavome apie 10. Turime šitą ir dar vieną. Vieną sugavome kitame spaste, pasiliksime. Paskutinės 2 žuvys, mažos tilapijos. Paleisime jas atgal į kanalizaciją. Nežinau, kas šiandien nutiko, bet pagavome daug žuvų čia. Paimsime visas sugautos žuvis, grįšime į mano namus ir jas paleisime į tvenkinius bei akvariumus. Jei norite, kad grįžtume į šią kanalizaciją, paspauskite patinka ir palikite komentarą. Kol kas susitiksime mano namuose. Baigėme sudėti daugumą žuvų, daug jų perkelta į žuvų kambarį, įskaitant didžiulę paslaptingą žuvį puslėžuves ir bikirą. Ir dar į paslaptingą tvenkinį leidome krūvą žuvų, vaikinai. O dabar turime dar 4 aksolotlius ir šį mažą paslaptingą šamą. Juos įleisime į mini tvenkinį. Iki, vaikinai. O dieve. Pažiūrėkite, kaip jie puikiai atrodo. Štai tas, kurį matėme anksčiau. Jis vis dar ramiai ten sėdi. Ten dar vienas. O dieve, jie atrodo nuostabiai. Bet, vaikinai, tai buvo beprotiška. Koks beprotiškas laimikis iš to kanalizacijos vamzdžio. Ir būtinai užsukite į basefishingproductions.shop, kad įsigytumėte savo BFP, Happy FP marškinėlius. Tikiuosi, jums patiko šis vaizdo įrašas. Jei patiko, paspauskite patinka, prenumeruokite žemiau, susitiksime kitame vaizdo įraše. Iki!